Sveiki, kolega. Sveiki. Įdomias dienos čia pas mus dabar Seime. O šiandien balsavom ir valdantieji atmetė energetikos sudarimo komisijos visų šitų energetinių, taip sakant, gudrybių, ką jie dabar išdarinėja. Žadėjom tirti ir sudaryti komisiją. Atmetė. Na, iš tikrųjų, turbūt reikia ir sakyti, kad to reikėjo tikėtis. Nes, juk valdantieji puikiai žinom, jeigu nėra ko slėpti, tai visos komisijos patvirtinamos. Tai jeigu nėra ką slėpti, komisija nieko ir nėra. Jo, tai reiškia, energetiniuose dalykuose turi ką slėpti. Ten 160 milijonų, nežinia, kiek metų tvarkysimės. Stadionas, bet tik klausimai. Stadionas, kas ten tie Baltikepo reikalai, čia pensijų fondai. Dabar didžiausias Lietuvos nusikaltėlis čia sėdi prieš mane, kuris apiplėšė Seimą ir kažką, kai tuo tarpu, atsiverčiam įstatymą, viskas pagal konstituciją, pagal įstatymą. Aš žinau, kad kolega Valius niekuomet neatnešė jokių čekių benzino į Seimo kasą, tik tai atnešė, taip sakant, nurašymo čekiukus, kaip jisai išdalino savo rinkėjams Seimo reklamą įvariam pavidalę. Tai kai aš girdžiu, kad dabar apiplėšė, reiškia, mokesčių mokėtojus, tai aš matau, kad viskas turbūt didžiausias, dosniausias Seimo narys, kuris mokesčių mokėtojų pinigus jiem gražino įvairių, taip sakant, dovanų pavydalų, dovanų, kurios kalba apie Seimą. Ne, bet paprasčiausiai, jeigu susistinki su žmonėm, bendrauji su žmonėm, lankais renginiuose, tai natūralu, kad tu daugiau tų suvenyrų išdalina. Bet aš norėčiau šiek tiek toliau pradėti. Aš jau esu Seimo narys antrą kadenciją, 7 metai. Jau 8 prasidėjo, tai kiekvienais metais kakadų laida tokia yra. Jie visada pažiūri tos išlaidas Seimo narių, kiek kūro, kiek mašinai, kiek dovanom ir visa kita. Tokius sąrašus netgi sudarinėja, kas daugiau, kas mažiau. Ir kiekvienais metais ta tema būdavo tokia pati. Praėjo metai, paklausė, kur tu išleidai, kur tu padėjai. Aš tą patį atsakymą kiekvienais metais, kakadų laidai pasakau, žiūrėkit, kurą piluosi iš savo lėšų, pasiremontuoju mašiną iš savo, kitus dalykus iš savo, neperku kompiuterių, neperku telefonų, nors galėčiau telefonus, kompiuterius nusipirkti, bet geriau tos pinigus skirtų toj Seimo simbolikai, Seimo suvenyram, jeigu taip paprašiau pasakęs. Turbūt niekas tiek daug nežino apie Seimą, kaip Žemaitijoje tamsos rinkėjai. Bet žinot, kas įdomiausia, reakcija. Tai kiekvienais metais kakadų parodo laidą. Kiekvienais metais parodo, paviešina, suskaičiuoja, sąrašus, pateikia viską. Bet iš kitų žurnalistų reakcijos 1, gal 2 kartus, 3, simboliškai viens kits kažkas paklausė tą klausimą, kaip ten yra su tom kanceliariniam ir niekam neįdomu daugiau. Tyluma, niekam neįdomu. Laida praėjo, viskas praėjo. Šiais metais įdomybė, kakadų pakalbino taip pat, kaip kiekvienais seminais. Taip, atsakiau, dėl kuro, dėl visko, viskas aišku. Ir tada įvyksta sprogimas. Rytas, renginį dalyvauju, žiūriu, raudonas telefonas. Kaip sakant, skambučių tiek daug, nuo žurnalistų nuo laikraščių iki radijų, televizijų. Visų įvyko kažkoks sprogimas. Man pirma mintis, kažkokie pinigingi reikalai šiandien Lietuvoje dėsis. Kažkur didelis projektas bus varomas, garantuotai. Padėjai, rašau žinutę, sakau, pažiūrėk pastraipas, kas vyksta Lietuvoje šiandien. Sako, žiūrėk, Vilniaus savivaldybėje bus sprendžiamas stadiono pabrangimo klausimas. Kaip sakant, tik tomis dienomis. Jo, būtent tą dieną. Būtent tą dieną. Kada reikėjo, ten apie 30 milijonų. Apie 40 milijonų. Jo, 40 milijonų. Ir tada savivaldybės taryboje turėjo būti balsavimas. Pritart ar nepritart. Tai važiuokit, 40 milijonų pavogiama iš vilniečių. Įsavinimą gal reiktų dar geriau pasakyti. Bet kaltas ir žiūrėkit, sutapimas, ne? Vietoj to, kad aš žiniasklaidos žurnalistų klausau, sakau, bet žiūrėkit, ten yra daug svarbesnė tema. Tiek milijonų bus iš vilniečių pavogiama. Sakau, tai rytoj mes pakalbėkim. Sakau, žiūrėkit, aš esu renginį. Atleiskit, tikrai aš renginį turiu dalyvauti, aš negaliu pabėgti iš renginio ir nedalyvauti. Sakau, tai pakalbėkim rytoj. Aš atsakysiu visas klausimus, transliacijas pasidarysiu, prisijungimus nuotolinius. Ką tik nori. Į Vilnių galiu atvažiuoti. Rytoj netinka. Rytoj netinka. Tai būtų viena diena. Uždavinys šiandien arba... Uždavinys šiandien. Šiandien, čia, dabar, staigiai. Nesiekia gesinti nuožai. Ir kas įdomiausiai, man renginys kažkur 1, gal 2 valandą tik baigęs, tą laiką aš buvau užsiėmęs, tai raudonavo telefonas, keliem gal tik atskambinau,
Tai tada priprašė būtinai šiandien po pietų. Būtinai reikia siužeto Mirka atsikelt. Nu gerai, padarė siužetus viską, bet realiai, bet žiūrėkit, kas ir buvo. Visoje žiniasklaidoje mirgėjo ąžuolas ir tušinukai Seimo. Ne stadiono klausimai. Žiūrėkit, praplovė tiek, kaip sakant, pradingo Vilniečių tiek pinigų, visą kitą. Apie tai niekas nešnekėjo. Šnekėjo tik apie tą dalyką. Žinot, kas yra įdomybė? Man labai patinka, nes Vilniaus stadionas ir Akmenės baseinas buvo pradėtas pasirašytos sutartis tuo pat metu. 20 metais. Rudenį. Ir sako, žinot, buvo karas, covidas, dėl to stadionas Vilniaus pabrango stebuklingai, čia infliacijos visa kita. Žinot, man įdomiausiai, Akmenės baseinas per 3 metus pabrango nepilnai 5%, 4 su trupučiu procentų, viskas, daugiau nepabrango, o Vilniaus 40%. Nebloga schema, neblogai prasukta schema. Ir va toj viso schemo, kai tu pažiūri, ant kiek pinigingus dalykus galima užglaistyti kitais dalykais. Nu, ir šiaip, aš manau, kad turbūt kokį Lietuvos rinkėją ar pilietį be paklaustum, ką tu matai Seime, kas aiškiausiai dėsto mintis apie ekonominę situaciją, kas geriausiai mato, kur tie pinigai ten juda, kur ten kas kombinuoja ką. Turbūt be abejonių visi pasakytų Valius Ąžuolas. Bet šiuo atveju aš pasižiūrėjau, kiek tų laidų buvo, kur Valius Ąžuolas čia buvo baisiausias, aiškiai, Seimo nusikaltėlis. Vieną dieną paskelbė čia visus televizijos, paskui porą dienų patylė, vėl šūvis, vėl trimituoja visi. Ir pažiūrėjus, kas tą dieną buvo viešumoje, tai būtinai reikia išmesti Ąžuolą, kad, reiškia, užgesintų visus kitus laužus. Tai šitą matėme, bet viena minutė, tokiuose televizijose, kaip mūsų LRT, LNK, ten visuose, nu, ten nekainuoja 100 eurų, ten tūkstančiais kainuoja. Jeigu tai bendrai sudėjus, kiek aš dabar girdžiu, tai jau turbūt kokį 100 000 bus surinkę jau jie, tamsos, taip sakant, iš propagavimui. 40 milijonų svarbiau. Ja, tai va, ir žinot, va, dar apie Vilniaus stadioną netgi šiek tiek pabaigti norėčiau. Pavyzdys, Vilniaus savivaldybė pernai biudžetą viršijo 100 milijonų. Daugiau surinko pajamų, negu buvo planavę. Tai ir paprastas atsakymas, ar jiem reikia koncesininkų, ar jiem reikia sutenerių įvairių, kurie tam padėtų valdyti, prižiūrėti ir dar kažką. Jiem nereikia nieko. Šiam stadionui pusę lėšų duoda Švietimo ministerija. Nu, vyriausybė, sakykime taip. Tai kitą pusę lėšų, va, žiūrėkit, 100 milijonų viršių. Tai galima dadėti, be jokių koncesijų, be nieko. Atsiminkim, Kaunas už 40 milijonų pastatė, Lenkai panašų stadioną už 50. Tai vadinasi, 100 milijonų Vilniečių pinigų bus realiai, galim sakyti, išplauti. Tai jūs neturėsit nei darželių, nei mokyklų, nei kiemų tvarkymo, nieko neturėsit, nieko nebus. Bet tai yra uždegiama tokia tema. Ir tuo metu, kada tas plovimas prasideda, reikia iškart išmesti kokį nors Valių Ąžuolą, kad va čia tai yra... Ir man kas nustebino, jau atrodo tą dieną ten visi užbujojo, per visur parodė, praeina savaitę, vėl skambino. Ir kas buvo netgi įdomiausia, kad skambina tie patys netgi žurnalistai, aš klausiu, o ką dar naujo galima pasakyti tą temą. Nu, aš jau atsakiau visas temas, kaip sakant, ką tik reikėjo, ką dar naujo. Nu ir įdomiai, tos pačius klausimus vėl tekus. Nu, toks, pasakyti, iš tuščio į keurą prasidėjo pilstymas. Jo, bet jiem turbūt atrodo, kad jiem tai pavyks prasmukti. O mums atrodo, kad turbūt nepavyks. Mesgi nežadam, taip sakant, užsimerkti ir užmiršti. Ne, bet žiūrėkit dabar, kas dabar vyksta visumoje. Ekonomikoje jau prasidėjo bėdos, jau nebedarenkime mokesčių, jau prasidėjo bėdos. Mes puikiai žinom, kad valdantieji virš 3 metų stabdė europinius pinigus. Stabdė. Tyčia stabdė, kad neteitų į regionus, kaip pavyzdys, neteitų į įvairias sritis. Bet žiūrėkit, apie tai diskusijų nėra. Nu, bet nėra. Nu. Kodėl regionam buvo stabdytas specialiai lėšos virš 3 metų? Kad nebūtų vystinių projektų. Niekur nei žodžio, tylų, ramu. Mūsų ekonomikoje dabar skolinimo trūksta. Mūsų Invega galėtų paskolinti, garantijų suteikti už 5 milijardus mažiausių europinių lėšų. Niekas apie tą temą nešneka. Nu, tylų, ramu, niekam nereikia. Ir dabar tik kaip yra, žiūrėkit, karo tema, rytoj jau mūsų valdantieji jau rytoj kariaus. Aišku, gerai ten Šimonytė išsireiškia, žinai, tai Bidenas irgi apie karą šneka. O tai Bidenas taip pat rinkimus eina.
Tai kaip sakant, jie pasėmė taktiką Bideno karėti apie karą, kad nereikėtų apie kitas karas problemas. yra vienas iš tokių didžiausių ir stipriausių tramplinų politikams šokti į kitą aukštumą. Bet, Dainiau, žinai, aš nenorėčiau būti blogas pranašas, bet jau nuojauto kužda, kad tai bus. Artėjant link rinkimų bus provokacijų Lietuvoje. Dabar matosi, kad žinau, atsiranda. Aš jaučiu. Degina vėliavas. Ne, iš tikrųjų, aš jaučiu, kad jau yra ruošiamasi tam. Provokacija, ar sunku padaryti provokaciją? Porą dronų, porą kokių nors veikėjų lakstančių, deginančių vėliavas, dar kažką. Provokacijų nesunku yra padaryti. Ja, tai žiūrėk, dabar kas bus? Bus kokie, aš taip įsivaizduoju, kokie Liepos mėnesį, rugpjūčio mėnesį, prieš pat rinkimus. Kad tada vėl rėki, žiūrėkit, mūsų jau puola, čia greitai karinė padėtis, ten visa kita, visokios, dar kažkokie dalykai, sukelti chaosą, kad taip apgaut žmonės. Žiūrėkit, žmonės rinkia tik dabartinius valdančiuosius, jie čia karą valdo, čia mes viską žinom, suprantam, bet esmė, tos provokacijos bus daromos. Jau dabar yra akivaizdu, kad bus. Tų karo kranklių tai gausu, bet aš vis bandau paklausti mūsų diplomatijos šefo, ar kas nors girdėjo apie tai, kad mes kažką tai galvojame apie tai, klausimus turbūt reikia užduoti. Mes iš istorijos žinome, kad Lietuva gaudavo arba kažkokius tai pasiūlymus, arba pageidavimus, arba ultimatumus. Šiandien aš negirdžiu jokių ultimatumų ir jokių nors tokių dalykų, kur mes turime, dabar visi pulti paniką. Didžiausi propaguotojai, tai yra tie, kurie čia šalia mūsų sėdi ir jie vis kranksi. Ir, kai žinom istoriją, tai karus pradeda politikai, finansuoja bankininkai, o karius atiduoda vargšai. Žiūrėkit, dažniausiai. Viskas atsiremia į pinigus. Pabėgėlių klausimas, pats geriausias. Pradžia kadencijos, kaip sakant, reikia pabėgėlių problemą spręsti. Ministrai, kiek tvora kainuos? 16 milijonų, 30 milijonų, ne, 80, ne, 150. Ir tvorą statė energetikos bendrovė. Tai prie ko energetika ir tvora? Bet aišku, jie pinigingus dalykus nori į savo rankas. Aišku, tvorą pirka už kosminę kainą per estus, per dar kažką. Totali afera. Namelių pabėgėlių konkursas visas. Kur tos temos liko? Nebeliko jų. Dingo. Bet žiūrėkit, pašaukė, pabėgėliai įleido 4 000, pati ministrė įleido, mes tą žinom puikiausiai, nes liepia pasieniečiami leidinėtus pabėgėlius. Tada pavarė tvorą, prasuko 150 milijonų. Gerai, dabar jau nebeleisk. Ir nebeleido. Tai žiūrėkit, jiem reikia tik pretekstų daryti pinigus. O tas pretekstas nesvarbu, ar jūrų vėjo jėgainės jūroje, ar dar kokia energetika, nesvarbu pavadinimas, svarbu daryti pinigus. Tie patys pirkimai kariuomeniai. Dar iki šiol tas geležinės karbonkės, kaip jie čia vadina, dar iki šiol jos nėra iki galo nupirktos, kur čia dar Oleko laikais pradėjo pirkti, reiškia, tas vokiškas. Bet žiūrėkit, aš dabar galvoju, kokio kvailumo turi būti politikai, kad pirktų daiktą, kuris tinkamai neveikia, realiai jis kare netinkamas praktiškai, ir jo pirkti dar daugiau. Aš nežinau, nebent ten kažkas kažkur kažką gauna, kažkokią naudą turi. Čia labai tiktų, ne? Kaip sakant, labai tinka. Tai tokie dalykai stebina, kad, tai realiai yra pinigų plovimas. Jau dabar buvo aišku, niekam tinka. Ukrainiečiai jau gali pasakyti, kas tinkama, ko kare, kas netinkama. Ir ten, kur mes galime padaryti nebrangiai ir pasiekti didelį efektą. Aš turiu minti mūsų jaunimą, kuris pusė netinka kariuomeniai. Taigi, kad juos sustiprinti yra, patys menkiausi pinigai. Duokime vaikų sportui, duokime vaikų kūno kultūrai. Pinigai nesiplauna. Ir tie pinigiukai mažučiai, bet jų niekaip negali paimti iš tų kūno kultūros mokytojų, iš sporto trenerių. Pinigų nepaimsi. Kai va čia duodė, tai tada jau tenai. Žiūrėkit, pasidomėkim, kas stato karinius miestelius dabar. Tie pat Baltikai ir visus kitus figuruojančius korupcinėse schemose, tus pačius įmonės. Tai žiūrėkit, mes čia reikiam, mums čia reikia stiprinti gynybą, prisistatėm pastatėlių už brangiai ir statysim dar toliau. Ir vėl, kaip sakant, vieną šaukiam, kitą darom. Tas pinigų švaistimas, taškimas yra tiek mums čia aišku. Kaip sakant, šiem valdantiesiam tai yra puikia proga pasipinigauti. Ir kad jų aplinka, visas ratas labai gerai pasipinigauti. Viskas, tai dabar mes tą žinodami ir tiek laiko matydami, nieko negalim padaryti. Ne, tai kaip pasakyti, dabar vienintelis ginklas yra viešinimas. Vienintelis ginklas. Tai tas dabar pas mus čia vyksta, kiek įmanoma bandom viešinti tai vieną, tai kitą faktą, ką jie išdarinėja. Ir aišku, raginti savo žmonės, kurie supranta, kas vyksta, kad jie galvotų jau dabar,
kaip rinkimai tarybų šiais metais. Tai, ir labai greitai. Jeigu taip pat kaip dabar eina, jeigu leisime, kaip sakė mano bendravardis Dainius Gaižauskas, kur tokias skylės yra, reiškia, informacinės technologijos, kas ten matosi. Jeigu mes šiandien jų neužlopysime, o jie, nematau, kad kažkas tai ten žadėtų, nieks nereaguoja. Tai vadinasi, vėl artėja rinkimai su kiaurom, taip sakant, skylėm. Ir vėl per rinkimus lūštantis rinkimų sistemas turėsim, vėl stringančius duomenų perdavimus, vėl viską turėsim. Bet žiūrėk, kad jie netgi skaidrumą šalina rinkimuose. Vienas labai geras yra pavyzdys. Rinkimų komisijos klausiu pirmininko, kuris dirba rajone. Sakau, žiūrėkit. Anksčiau būdavo taip, iš rinkimo apylinkių suveža biuletenius, kaip sakant, į rajono tą komisiją, į centrą. Ir atrankiniu būdu būdavo kokias 3-4 apygardas perskaičiuojamas. Kad nebūtų klaidose, apygardas kai skaičiuoja. Čia skaidrumo klausimas. Kad visos apylinkės žino, kad tie balsai gali būti perskaičiuoti, patikrinti. Tai valdantieji šitą išbraukė iš visur, kad nebebūtų perskaičiuojama. Tai ką reiškia, kad kuo mažiau būtų skaidrumo. Tai čia yra valdančiųjų pakeista. Tai dabar vadinas rinkimų visokios tos apygardose, tu gali, negaliojantis į šoną, negaliojantis į šoną. Varnelė ne ten, į šoną, ne už tą kandidatą varnelė ne ten, negaliojantis. Tu per tai gali patvarkyti. Kas gali panėti, kad ten pats gali netyčia papitskioti. Ir žiūrėkit dabar, kas gaunas. Ten per 24 valandas, jeigu skundą spėsi pateikti, bet skundą gali tik kada balsų skirtumas, labai nedidelis. Jeigu šiek tiek didesnis, jau nei skundą nebegali. Tai vadinasi, jie žinodami, kad perskaičiumo praktiškai nebėra, tai kodėl tu negali, sugadinta. Ir kitą krūvą sukrovė. Žmonės dabar turi ypatingai stebėti ir tie stebėtojai, kurie bus oficialūs, tą turi žinoti. Ir jeigu paliksim kaip buvo, tai vėl bus taip, paštu jie balsuoja, dvigubai, trigubai daugiau negu kitos partijos, pas juos visi tie dalykai sutvarkyti. Ir rinkimuose reikės visiems labai būti. Nes pagrindinis tikslas, kad kuo daugiau žmonių ateitų balsuoti. Nesvarbu netgi už ką tu balsuosi, svarbu ateik, dalyvauti. Ir tie, kurie galvoja, nieko nepakeisim, tai viską, dabar keli balsai gali lemti. Ir iš tikrųjų žmonės turi labai aktyviai pačios rinkimų komisijose dalyvauti. Būti tenais, stebėtojais, skaičiuotojais, visur būti. Būti stebėti, kas vyksta. Ir palinkė žmonėm, kad jie neišeitų iki paskutinės minutės, nes visi tie nusikaltimai daromi pačiam gale, tie supilimai, ten tų biuletenių, reiškia, įmetimai, taip toliau. Žodžiu, darbas laukia mūsų nemažas. Ja. Nes iš tikrųjų, tų kompiuterinių spragų, kad yra daug ir skilių yra daug, tai yra faktas. Negu aš vieną netgi girdėjau, vienas žmogus pasakojo, kad buvo tam tikrų momentų galimybė laiką sukinėti kompiuterį. Laikas nebuvo pririštas, kad, pavyzdžiui, iš interneto jamos apylinkai, bet buvo galima pasukinėti. Ir kadangi mūsų laikas reikia įbalsuoti, dar vieną momentą, visiškai nesenai, čia kai kurie generolai, mūsų abiejų pavardės minėjo, kad čia, reiškia, jie nubalsavo už tai, kad matai, reiškia, mūsų jaunimas būtų taip pat siunčiamas į karą Ukrainoje. Klaida, bet ten ta klaida tokia dviguba yra. Pirmiausia, pasirodo, kad kai skaitėme aiškinamąjį raštą, ten tik dvi šalis - ES ir NATO teritorijose gali mūsų jaunimas, tie, kurie yra instruktoriai, ten gali mokyti. Tai kažkoks šunsnukis paima jau į dokumentą, projektą nutarimo, skaitėm aiškinamąjį raštą vieną, ten dvi teritorijos, reiškia NATO ir ES, ir rašo dar Ukrainą. Ir nieks nepastebė, kai aš sakau, tai palaukit, kas įrašė? Jau šiandien kelis sykius klausinėjau ir Kasčiūną, nieks nežino. Tai pasirodo, kad netgi gali būti, kad, reiškia, nes jau mūsų nutarimą, mesgi pasikliaujam savo kolegomis, kurie yra, profesionalai. Tikrai čia viskas tvarkoj, kasmet mes balsuodavom, čia nieko naujo, tos pačios lieka misijos. O ne, mes įtraukiam pagal prezidento dekretą, ten buvo, reiškia, NATO ir ES šalyse, galime mokyti ukrainiečius, jie prašė tiesiai Ukrainoje. Ir visi puoliai paniką. Bet žiūrėkit, kas yra įdomiausia, jau dokumentai yra klastojami Seime. Aš kodėl taip sakau? Aš buvau prisijungęs Europos komitetą. Ten Europos direktyvos yra įvairios svarstomas, Seimas pritarė, nepritarė, poziciją turi išreikšti. Ir konservatorius Ažubalis sako, žinot, mes jau turėjom atvejį, kai komitetas pasako, nepritarėm, tokiai direktyvai, nepritarėm. Ir tą nuomonę turi nusiųsti Europą.
o ministerija apkeitė, kad pritarė. Pats valdantysis pasakė, ministerija, jūs klastojate Seimo valią. Realiai tai čia yra nusikaltimas, toks dalykas. Klastoti Seimo valią. Ir Briuselį nusiunčia, kad pritarė. Tai va tokį dalyką kaip šiuo atveju, kad va ten žodelis atsirado ir dar kažkas, aš jau pilnai tikiu, kad tą galima padaryti. Tai mes galim nubalsuoti už vienokią formuluotę, o ten prisikabins kur nors žodį. Tai va dėl šitų karinių misijų, tos korekcijos, tai tikrai mes tą žmogų surasime, kas ten įrašė ir būtų labai gerai, kad tuoj pat ateitų ir prisipažintų ir pasiūlytų tą dokumentą perbalsuoti, nes ten akivaizdžiai, nu jie sakys, mes jūsų neapgavom, įrašėm, bet mesgi, matydami tą raštą, aiškinamai... Yra pateikimo stadija, svarstymo stadija, priėmimo. Nu tu tikrai netiki, kad paskutiniai stadijų ten žodelį pripaišys, nu, o paėmė ir pripaišė. Bet žiūrėkit, kur, kokia graži gudrybė yra padaryta, ne? Paskutinė parlamento darbo diena prieš Kalėdų. Paskutinė minutė. Skubos tvarka. Tai, pavyzdžiui, aš komitete kaip pirmininku dirbdavau, tik man ministerija atneš skubos tvarką, sakau stop, į stalčių. Pažiūrėsim, ir labiausiai rezonansinis dokumentas, nutarimas, kuris tikrai sukels. Bet žiūrėkit, kiekvienais metais tvirtindom tą patį, bet nebūdavo to punktų. Nu, būdavo misijos, bet iki karo, kai tik prasidėjo karas, iš karto, reiškia, buvo išimta, kad ten jau nesiūsime, tik tai į NATO, į Europą. Čia žiūrim ir mes balsavom tarsi, reiškia, aiškinamai pagal dekretą, o pasirodo, kad gal jis yra žodis, nes tu pasikliauji profesionalas, kuris toks sako, tikrai ten jokių problemų nebus, gerai, be NATO čia negali būti, o pasirodo, kad ten NATO ir nereikės, reiškia, jeigu įsimanys kažkas ten pakariauti. Bet žinau, kas yra įdomiausia, kad netgi prieštaraujam pačioj NATO. NATO yra aiškiai parašyta, kad be NATO leidimo tokie dalykai negali vykti. Tai čia dabar gaunus interpretacijos, kažkokios, o ministras atsibudo iš ryto, o aš norėčiau. Jo, ir rašo dviprasmės frazės, ir paskui žmonės pykstasi, nervuojasi ir kelia paniką ir nepasitikėjimas Seimu. Bet žiūrėkit, valdantiesiam ir reikia konfliktų. Taip, jiems labai tinka. Ministras atsibus iš ryto, sakys, nusiunčiam kokius 5 tenais. Nesvarbu, gal ten nieko nevyks, bet kažkokia situacija konfliktinė tu sukūrė. Jūs turbūt puikiai matote, kad aplamai valdantiesiam čia tų rinkėjų daug nereikia. Užtenka 15%, jie viską tvarkys. Kad ateitų savi. 15%. O kad kiti neįtų. Taip pat tą ir elgėsi. Kiti, kad neįtų. Tai negalim to leisti. Ne, viską daryti, kad to nebūtų. Sėkmės.